Labas visiems, aš padariau naujas kolekcijas lipdukus. Tai va dabar jums kaip aš klijuosiu. Ir aš viską čia išsidėliau, visus lipdukus, kuriuos aš padariau. Čia dar nespėjau visų padaryti. Tai pirma kolekcija. Aš pirmą kartą filmuojant. Tai pirmiausia, čia vadinasi mano vaisiai. Va, tai yra apelsinas, arbūzas, braškė ir vyšnia. Toliau mano veidukai yra toks veidukas, toks šūdukas, toliau toks veidukas, nu ir toks veidukas, labai toks. Labai ant kažko supyko, kad nededa laiko. Likt laikus, arba jis ateis pas jūs naktį ir jūs užpuls. Arba jeigu jūs neprenumeruosit, toliau mes čia nespėjom visų iškirpti. Nu, aš nespėjau visų iškirpti. Ir, nu tai va, man reikėjo dar kitą kai ką daryti. Nu, ir dar kai ką paskui reikėjo daryti. Tai va. Tik du čia kažkodėl. Dabar. Darysim po vieną. Ir čia vadinasi mano daiktai. Šitie vadinasi mano daiktai. Ir šitas mano kosmetika. Tai pirmiausia, čia yra lūpdažis. Toliau toks lūpdažis dar. Ne. Va čia va lakas. Čia lakas. Čia lūpdažis. Čia kvepalai. O čia teptukas. Čia vadinasi, jeigu pamirštas, tai mano kosmetika. Gerai, šitas paskutinis tai buvo mano kosmetika. Nu, va, čia aš viską paklijuosiu. Aha. Gerai. Tai mes dabar reikia išsirinkti lipdukus. Gerai, tai iš mano vaisių, manau, ką jūs išsirinktumėte. Aš išsirinkčiau, šiaip norėčiau šitą. Išsirinkam šitą, dedam į šuniuką. Toliau iš veidukų norėčiau šitą. Toliau šitą, manau. Ką jūs norėtumėte? Aš manau, kad mažesnį, nes kitą kartą galėsiu atidaryti didesnį. Gerai, tai va, akiniai šį kartą. Ir mano kosmetika, noriu labai, ne. Nu jo, šiaip aš atidarysiu šitą lūpdažį. Tai va, visus surinkome. Dar čia šitoj kolekcijoje mano daiktai prisipildys. Aha. Taip. Tai dabar mums reikia pasiimti savo buką. Ir dabar tuoj pasiimsi lempą, kurioje galėsiu atsakyti jos ate. Oi, ne ten. Tai va, tai čia, kad laikytųsi, kad jūs matytumėte. Nu gerai. Gerai, tuoj palabiški. Prinešiu tą lempą. Gerai. Oi. Gerai. Tai dabar mes juosime. Ir pirmiausia pradėsim nuo vaisių. Taip. Gerai. Per naktį sustojęs pasaulis, trileryje išnykimas. Penktadienį būkit budrus. Ekrane ponas nelaimingas atsitikimas. 21 valandą. Visada veiksmas didelėje. Automobilių dalys ir reikmenys surandame tai, kokį tai net neieško. Toliau esimas eis. Top Sport kazino. Top Sport ruletė. Top Sport stalo lošimai. Top Sport lošimo automatai. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Prie manęs Vitalijus Kuzys. Vitalijau, ką aptarėt per pertraukas trenerių rūbinį? Aptarėt, kad nepadarom mažų dalykų, einam į
kaip ir banaliai skamba įpataisiškumo. Žalgiris šiandien tikrai stipriai mus spaudžia ir Špjavom lipduką. šventės ir laiko priekį. Apskritai žaidžiant su Žalgiriu, kuo skiriasi rungtynės? Kai prieš Žalgirį žaidžiam. Skiriasi tuo, kad yra pilna arena ir kas yra labai malonu ir labai... Ai, gyvūnų čia šitą seriją nebus, bet čia ne visos kolekcijos. Nes aš nespėjau jų padaryti. Kas tiesa tas melas tikrai filmutėlė. Kėdainių arena, žiūrėsime, pavyks pridėti to fiziškumo, kaip sakė Vitalijus Kozys, jo skaičiai kaip tik dabar ir mūsų ekranuose. Skiria ir tą pilną areną, aišku, Vitalijus Kozys, buvo pilnas gyvūnas Kėdainiuose, nebūna čia tai toks labai jau dažnas reiškinys. Bet smagu matyti daug žmonių, taip LKL rungtynėse, šitas pirmosios rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje, antras mačas laukia. Ir toliau laimėjo Lietuvos atvertus Rikšmopą nuo 19 valandos, bet kol kas čia dar du kėliniai prasideda nuo rungtynių pusės. Drąsiai kontaktą čia nudarilo Tuola, Zėlongas nespėjo užsimti pozicijos laiku, gauna pražangą pats, gauna trečią asmeninę. Dualai sunkiai prasidėjo rungtynės per nepilnas 4 minutės, 3 naudingumo golus susirinkti. Pirmus metimus išsimetė Dualą, Kėdainių komandos visus 3 prametė. Nu gerai, ačiū, kad pažiūrėjote šitą seriją. Dabar parodysiu iš arčiau. Gerai. Tai pirma, vaisiai. Tai buvo toks lipdukas. Toliau veidukai. Toks veidukas iš visų kitų. Toliau toks. Čia nebuvo šitų veidukų. Ir va šitoks, va, čia yra kosmetika. Nu va, toks va, lūpdažis, toliau daiktai buvo tokie akiniai. Ačiū, kad pažiūrėjote mano video. Ate!